Garbė Jėzui Kristui. Man taip gera, tikrai tokioj gražioj auditorijai, susitikti su jumis ir pradėsiu nuo to, kad mano pirmoji darbo vieta ir darbo vadovas buvo profesorius, archeologas Žulkus. Ir mano pirmoji darbo vieta buvo Klaipėdos miesto piliavietė. Bet tas akcentas tai persikėlė ir į mano kunigystę. Ir aš daugiau esu toks kaip archeologas savo srityje. Ir žinot, kai pirmą kartą atvykau į Ameriką, tai grįžau parsivežęs labai daug vinilinių plokštelių. Tada jau jos niekam nebuvo reikalingos. Antrą kartą, kai jau važiavau, tai jau parsivežiau švento rašto knygų, nes čia, aišku, neturėjome jų. Tada jau veždavau vyną, o po to jau sūrius ir taip toliau. Visą laiką kažkas tai tokio naujo. Bet labiausiai dėkingas esu broliams, kurie pačiu laiku perdavė Viktoro Gidžiūno archyvą. Ir žinote, kad mes didelę dalį archyvo praradome, nes mūsų provinciolas tuo metu Plecidas Barius kažkaip labai įtikėjo į Irinos Vaišvilaitės tą tokį gerumą padėti ir išleisti knygą, atskirą knygą apie Jurgį Pabrėžą, bet taip gausi, kad jinai tą archyvą pametė. Kaip pametė? Nežinome, bet pametė. Susiduokit kažkokį didžiausią dėžę pavesti. Aš galiu pavesti kažkokį tai žiedą, dar ką nors, bet pavesti kažką tai didelio neįsivaizduojama. Taigi, aš savo pranešimą pavadinau Nesenstantis tėvas Viktoras Gidžiūnas. Paskaitysiu, kad būtų greičiau, bet aš galvoju, kad jums patiks tai, ką aš perskaitysiu. Tikiuosi. Taigi, vėlai atsiliepiau jūsų kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje, nes aš tikrai noriu kalbėti ir kartu su jumis pamastyti apie mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimieros provincijos garbingiausiojo tėvo Viktoro Gidžiūno asmenybę ir jo kaip nesenstančio pranciškonų istoriko reikšmingumą. Tėvas Viktoras Gidžiūnas visą savo sielą buvo istorikas. Kiti užsiėmimai, žinoma, išskyrus religinius, jam buvo lyg šalutiniai. Kaip pats sakydavo, istorijos moksle jis randas daug džiaugsmo. Skaitimas mikrofilminių raštų su padidinamuoju stiklu jam buvo didžiausias malonumas. Čia taip liudijo Leonardas Andriekus. Jis sako, kiekvieną kartą jį tokį užtikdavo celėje. Istoriką tėvą Viktorą Gidžiūną vadinti nesensančiu yra itin taiklu, nes jo įžvalgos ir darbai mums dar pasitarnaus daugelį sričių ir ateityje. Viena jų tinkamai Lietuvos bažnyčiai ir visuomeniai pristatyti šventąjį pranciškoną Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, kaip lietuvių botanikos mokslo pirmūną ir pamokslininką. Ir štai kelios idėjos, kaip pagilinti jo nesenstančio tėvo titulo suvokimą. Pirmiausia, tėvas Gidžiūnas, tautinės lietuviškos tapatybės sergėtojas. Man neteko susitikti su tėvu Viktoru, bet labai džiaugiuosi galėdamas rašyti šios sakinius. Pranciškonas kunigas Viktoras savo darbais, jungdamas praeities vertybę su dabartimi, sustiprino lietuvių tautinę tapatybę. Akademinės ir sielovadinės veiklos sinergija jam labai padėjo priartėti prie Lietuvos dvasinio paveldo. Ypač ryškus yra jo ryžtas emigracijoje motyvuoti ir išlaikyti mūsų tautos kultūrinį ir religinį identitetą. Jis labai aktyviai
prisidėjo prie lietuviškų parapijų ir mokyklų steigimo, chorai, tautiniai šokiai, knygų leidyba, tikslingų fondų kūrimas, stipendijų skirimas, judamo ir nejudamo turto įsigijimas ir taip toliau. Visą tai iš dalies darė ir kiti emigracijoje atsidūrę lietuviai pranciškonai. Jų veiklą pirmą kartą išvydau 1990 metais atvykęs į Šiaurės Ameriką. Tai, ką pamačiau, man iki dabar liudija, kad tikėjimas ir tradicijos peržengia geografinės ir istorinės ribas, nes jos yra labai gyvybingos tautos jungtis. Gidžiūnas savo darbuose išryškino ypatingą pranciškonų misiją, kurią jis atskleidė ne tik kaip dvasinės paguodos, bet ir kaip kultūrinės tapatybės išlaikymo centrą. Ir tai liudija jau daugelį metų Brukline įkurtas Lietuvių pranciškonų kultūros centras, kuriame vykdavo, ir aš ten dalyvaudavau, ir koncertai, ir parodos, ir buvo leidžiamas kultūros žurnalas Aidai ir taip toliau. Taigi, tėvas Viktoras sugebėjo parodyti, kaip lietuvių emigrantų bendruomenės, padedamos pranciškonų, išlaikė ryšį su savo lietuviškomis, katalikiškomis šaknėmis, nuo maldos ir sakramentų iki lietuvių kalbos ir mokyklų, meno ir literatūros puoselėjimo. Beje, jam pačiam teko keletą metų valgyti pranciškonų berniukų gimnazijos Kenebanke direktoriaus duoną. Amerikoje ir Kanadoje gyvenantiems pranciškonams tėvo Viktoro tyrimai buvo labai svarbus. Broliai juos vertino. Galime teigti, kad iš esmės pranciškonų veikla ne tik padėjo išsaugoti lietuvių tautos kultūrą išeivijoje, bet ir ją sustiprino, praturtinant globalų bažnyčios ir tautų bendradarbiavimo kontekstą. Ir šis unikalus fenomenas konstatuoja, kad net ir praradus mums savo valstybėje namus, žmonės savo tautinį identitetą gali išsaugoti ir stiprinti savo dvasiniuose ir kultūriniuose namuose, kurios Šiaurės Amerikoje kūrė Lietuvos laisvai pasišventę rašytojai, menininkai, intelektualai, kartu su Švento Kazimiero komisariato kunigais ir broliais pranciškonais. Taigi, kryžkelė tarp bažnyčios ir tautos. Tėvas Gidžiūnas savo darbuose, pristatydamas pranciškonų veiklą, jungia bažnyčios misiją su tautos istorija. Ir dominuojant tokiam leitmotyvui – tautos tikėjimas, tautos stiprybės šaltinis. Pasak jo, krikščioniškos vertybės buvo neatsiejamos nuo lietuvių kultūros formavimuose ir išlikimo, ypač sudėtingais laikotarpiais, kai tautai grėsė priespauda ir nutautėjimas. Tai reikšminga ir šiandien, kai dabartinė visuomenė dominuojanti vartotojiška kultūra dvasinės vertybės dažnai nustumia į antrą planą. Todėl tėvo Viktoro Gidžiūno mokslo darbai, jo įžvalgos yra svarbios ir šiandien, nes padeda giliau suvokti bažnyčios vaidmenį lietuvių tautos dvasiniam gyvenimui šalies istorinėme kontekste. Paveldo saugotojas arba sergėtojas. Viktoro Gidžiūno tyrimai apie pranciškonų kankinius, Šventą Kazimierą, Jurgį Ambraziejų pabrėža, bet Trečiojo ordino veiklą, tai yra pranciškonų pasauliečių veiklą, tapo tvirtų pagrindų išsaugoti lietuvių istorijos dalį, kuri be jo ypatingų pastangų galėjo būti užmiršta. Ir skaitydamas įvairius tėvo Viktoro Gidžiūno straipsnius, tėvų pranciškonų veiklą apie leistame Aidų žurnale, supratau, kad jam asmeniškai praeitis yra ne tik archyvai, bet ir gyvas pamatas ateičiai, kuris skatina ne tik pažinti, bet ir kurti. Ir anot poeto pranciškono Leonardo Andriekaus, tėvas Viktoras turėjo nepaprasto darbštumo dorybę, visiškai nepakėlė mėgėjiškumo moksle ir jį smerkė. Labai mėgo bendrauti su istorikais, lyg jie būtų buvę ją artimiausi giminės. Taigi, Gidžiūno darbuose randame istorinius liudijimus, kurie gali būti įkvėpimo šaltinis šiandienos iššūkiams spręsti, atkurti prarastus dvasinius ryšius ir formuoti vertybinį pagrindą naujoms kartoms. Jo atlikti darbai tapo įrankiu leidžiančiu ne tik išsaugoti praeities paveldą,
bet ir nuolat atnaujinti tautos kultūrinį ir dvasinį identitetą, atliepiant šiuolaikinio pasaulio poreikius. Gedžiūnas perteikė idėją, kad lietuviai, čia labai įdomu, lietuviai net emigracijoje ar mažose vietinėse bendruomenėse yra svarbi pasaulinės bažnyčios dalis. Ir prisimenu išeivijoje gyvenančių lietuvių teiginį, mes esame politiniai tremtiniai iš Lietuvos, o ne emigrantai dėl ekonominių skaičiavimų. Ir tėvas Viktoras įžvelgia, kad pranciškonų veikla iškėlė Lietuvos svarbą ne tik kaip šalies su išskirtinė istorija, bet ir kaip kultūrinės bei dvasinės įtakos nešėja. Ir jo tyrimai leido lietuviams matyti save platesnėme kontekste, kaip tauta, kuri turi ne tik savo unikalią praeitį, bet ir vietą pasaulio dvasinėje ir kultūrinėje istorijoje. Kaip minėjau, Bruklino pranciškonų vienuolyno kultūros židinyje buvo nuolat organizuojamos lietuvių parodos ir Vizgirda, Galdikas, kiti įvairūs koncertai, ir kurios buvo kviečiami niujorkiečiai, atvykdavo netgi iš Kalifornijos. O kiek straipsnių, knygų, žurnalų, atvirukų išleido pranciškonų spaustuvė Brukline. Neužmirškim ir darbininko laikraščio, kurį broliai pranciškonai spausdino, rinko aktualią medžiagą. Ir pranciškonų liudijimas, kurį man teko pirmą kartą išgirsti Niujorke, visas Viktoro dėmesys buvo sutelktas į Lietuvą, ypač į jos vienuolijas, kurias išsamei apibūdino Lietuvių enciklopedijoje. Žinoma, arčiausiai jų širdžiai buvo lietuvių pranciškonų praeitis, kurią aprašė knygoje Švento Pranciškaus dvasinis spinduliavimas, išleista Niujorke 1981 metais. Taigi, mokslo ir dvasingumo harmonija. Gedžiūnas pasižymėjo gebėjimu suderinti gilų akademinį mąstymą su vienuoliniu paprastumu. Per šį unikalų derinį Viktoras kalba ne tik istorikams, bet ir plačiai visuomeniai, įskaitant jaunąją kartą, kuri dažnai ieško įkvėpimo iš praeities asmenybių. Mokslo ir dvasingumo harmonija Gedžiūno veikloje atsiskleidė per gebėjimą akademinę analizę pateikti giliu dvasinio pasaulio supratimu. Istorikas pranciškonas kunigas Viktoras savo gyvenimu ir darbu liudė, nors pats to niekada nesiekia, kad istorija nėra vien faktų rinkinys, bet ir dvasinės patirties dalis, kurioje susitinka tikėjimas ir mokslinis kruopštumas. Ši harmonija padėjo jam kalbėti ne tik akademiniai bendruomeniai, bet ir visuomeniai, darant sudėtingus istorinius klausimus, suprantamus ir prasmingus. Gedžiūnas savo tyrimų pavyzdžių įkvėpė mintį, kad tikrasis mokslas kyla iš pagarbos tiesai, o dvasingumas tampa neatidėliojama jos dalis, kai mokslinis darbas tarnauja gilesniam žmonijos ir Dievo pažinimui. Jo mokslinė vizija kviečia šiandienos ir ateities istorikus tęsti šį darbą, ieškoti dar platesnių sąsajų tarp pranciškoniško dvasingumo, pedagogikos ir tautinės savimonės bei analizuoti lietuviško identiteto spektrą pasaulio istorijos kontekste. Nagi jo mokymo aktualumas šiuolaikinėje Lietuvoje visuomeniai susidūrus su vertybinėmis krizėmis, Gedžiūno darbai primena, kad tik deideologizuota istorija gali padėti atkurti tapatybę ir viltį. Apie tai dabar ir tęsiu savo skaitymą. Visuotinumas ir amžinas kvietimas veikti. Tema apie nesenstantį tėvą Gedžiūną tiesiog reikalauja atskleisti Gedžiūno visuotinumą. Apskritai jo mokslinė ir dvasinė veikla buvo ir yra nuolatinis kvietimas lietuviams neužsidaryti vien praeities nostalgijoje, bet ją paversti įkvėpimu dabarties veiklai. Tai daro aktualų ne tik istorikams, bet ir švietimo, kultūros bei visuomeninio gyvenimo kūrėjams. Tėvas Viktoras turėjo ypatingą mokslinę viziją. Savo darbais jis įtvirtino supratimą, kad Lietuvos istoriją reikia tirti neatskirai, bet nuolat ieškant sąsajų su kitais regionais ir kultūromis.
Ir jis tyrinėjo pranciškonų gyvenimo ir dvasingumo įtaką Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje ir kitose šalyse, parodydamas, kad mažesniųjų brolių ordinas 750 metų veikia kaip tiltas tarp skirtingų kultūrų, o Lietuva buvo šio tinklo dalis. Tai suteikė lietuviams galimybę suvokti save ne kaip uždarą bendruomenę, bet kaip globalių procesų dalyvius. Viktoras Gedžiūnas buvo dvasios tėvas ir patiems pranciškonams Amerikoje. Ir garbusis provinciolas tėvas Plecidas Barius, kuris ilsisi Kretingos bažnyčios kriptoje, keletą kartų man akcentavo, kad tėvas Viktoras, norėdamas sustiprinti brolių dvasią, dažnai sakydavo, kad Lietuvos pranciškonai prisidėjo prie europinio dvasinio ir kultūrinio paveldo. Lietuvos pranciškonų misijos ir jų kankiniai, tokie kaip Vilniaus pranciškonų kankiniai, buvo dalis didesnio pranciškonų ordino tinklo, veikusio visame žemyne. Tai parodė, kad Lietuva, net būdama geopolitinio audrų centre, dalyvavo globaliuose tikėjimo ir kultūros procesuose, palikdama savo ženklą bažnyčios istorijoje. Apibendrinimas, kai iki šiol parašiau, pateiksiu tokią savo išvadą. Nesenstančio tėvo Viktoro Gedžiūno darbai neapsiriboja vien Lietuvos istorijos rėmais. Ir atskleisdamas pranciškonų poeto Leonardo Taip, kur čia aš pamečiu savo tą. Parodo, kad Lietuvos vietą pasaulio istoriją, kas ypač lietuviams primena jų svarbą ir globalų identitetą. Tarkim, prisiminkime Valdovo Mindaugo krikštas ir taip toliau. Ir ši globali perspektyva ypatingai svarbi šiandieniai Lietuvai, siekiančiai rasti savo vietą tarptautinėje arenoje. Gedžiūno palikimas ambicingas ir jo darbai primena, kad Lietuvos indėlis į pasaulio kultūrą ir dvasingumą yra reikšmingas ir vertingas, o pranciškono veikla yra puikus pavyzdys, kaip mažos tautos gali formuoti ir praturtinti platesnį kontekstą. Tėvo Viktoro kaip istoriko autoritetą pripažino ir vertino mažesniųjų brolių ordino ministras, generolas. Ir 1959–61 metais tėvas Viktoras gyveno Romoje, pranciškonų kurijoje ir dirbo pranciškonų ordino istorinių šaltinių redagavimo komisijoje. Ir tuo metu nemažą laiko jis praleido Vatikano bibliotekoje, rinkdamas Lietuvos istorinę medžiagą. Na, svarbiausi jo darbai, tikriausiai visi čia esantys žinote, tai De Fratribus Minoribus in Lituanija, mažesnieji broliai Lietuvoje, po to legendariškiai pranciškonų kankiniai Vilniuje, Šventasis Kazimieras, trečiasis Švento Pranciškaus ordinas, Švento Pranciškaus dvasios spinduliavimas. Po mirties buvo išleista ir beveik baigta jo monografija Jurgis Ambraziejus pabrėža. Tikiu atsiras garbingų žmonių, kurie akademiškai vertins tėvo Viktoro pranciškono istoriko atliktus darbus. Tikrai nėra abejonės, kad pagrindinė jo tyrinėjimo sritis yra Lietuvos vienuolijų istorija. Ir profesorius, kurį man teko labai gerai iš arti pažinti, teologijos daktaras kunigas jėzuitas Paulius Rubikauskas, recenzuodamas Viktoro Gedžiūno knygą Pranciškonos observantų Bernardinų gyvenimas ir veikla Lietuvoje 15–16 amžiuje, rašė, šioje srityje Viktoras atliko pionierišką darbą. Viktoras Gedžiūnas papildė, praturtino mūsų istoriografiją naujų įnašų. Pradėjęs tyrimo darbą, galima sakyti, ab ovo nuo kiaušinio, parašęs disertaciją apie pranciškonų misiją Lietuvoje 13–14 amžius. Tęsė tyrimus atvykęs į Ameriką ir paliko nemažą raštų. Gedžiūnas be pranciškonų istorijos aprašė veiklą ir kitų ordinų, daugiausiai jų randama lietuvių enciklopedija. Nenorėčiau, kad liktų nepastebėtas šis mažesniųjų brolių ordino 750 metų jubiliejaus proga Viktoro Gedžiūno parašytas tekstas. Labai gražus toks. Šventojo Pranciškaus ordinas krikščioniškajam gyvenimui davė naują impulsą,
kurio įtaka reiškiasi ir tebesireiškia ne tik asketikui, pastoracijai ir artimo meilės darbuose, bet ir mokslo bei meno srityse. Dėl to jo įsikūrimas laikomas pasaulinio masto įvykiu. Ir savo duoklę ordino broliai atidavė ir mūsų tautai, nes jie su lietuviais pranciškonais yra surišę savo gyvenimą nuo pat Lietuvos istorijos pradžios iki šių tremties dienų. Štai kodėl šio jubiliejaus proga yra svarbu susipažinti su jo įsikūrimu, augimu, santvarka, dvasia, gyvenimu ir veikla. Pranciškonų misionieriai, vykdydami reikšmingą savo misiją, tam atidavė visas jėgas, niekada nepaisė pavojų, nevengė net mirties, kurią šventasis Pranciškaus pavyzdžių jie vadino sesute. Taigi žmogiška meilė Kristui ir jo siekimas ordino įkūrėjo Pranciškų Asyžietį ir jo draugus bei padarė panašius į Kristų. Tad nenuostabu, kad bažnyčia šventaisiais ir palaimintaisiais paskelbė tiek daug pranciškonų. Ir dar, tėvas Viktoras rašė, tiems, kurie niekina viduramžius kaip tamsos laikotarpį, arba teigia, kad pranciškonai neturi savo teologijos sistemos, pagrįstos logika, užtektų tik susipažinti su čia išvardintais leidiniais ir iškart ne tik pakeistų tokią savo nuomonę, bet ir susižavėtų viduramžio magistrų mokslų ir pranciškonų inteligencija, kaip susižavėjo garsus konvertitai rašytojai, tokie kaip Horken, Honas, Gilbertas Chestertonas, Jonas Papinė, Petras Bargelini, Pranciškus Katenbrandas, protestantas modernistas Paulius Sabatie, sukėlęs didžiausią pranciškonų ordino šaltinių ir jo dvasios tyrinėjimų sąjūdį Prancūzijoje, Anglijoje ir Vokietijoje. Dabar atėjo mūsų laikas veikti ir sekti tėvo Viktoro Gedžiūno užsidegimu, pristatyti Lietuvai ir bažnyčiai pranciškoną šventumo pavyzdį Jurgį Ambraziejų Pabrėžą. Ačiū uždėmesi. Jo, man neteko su juo susitikti, bet tikrai kiekvienos rekreacijos metu broliai kalbėdavo tik apie jį. Ir Gedžiūnas, jeigu Gedžiūno nebūtų buvę tarp išeivijos brolių, aš galvoju, kad visi broliai būtų įsivaikščioję, būtų metę kunigystę, vienuolystę ir taip toliau. Bet Gedžiūnas sugebėjo visus sucementuoti ir išlaikyti brolijos. Todėl jam labai rūpėjo brolijos gyvenimas, kad broliai jaustųsi reikalingi ir jie tokiais jautėsi. Ir dabar, jeigu jūs nuvažiuosite kada nors į Torontą, ne, visa lietuviško veikla vyksta pranciškonų vienuolyno aplinkoje. Lygiai taip pat Kennebunkportas arba New Yorkas, Florida. Ir dar pats faktas, reiškia, įsivaizduokite, kad darbininko laikraštis buvo leidžiamas kiekvieną dieną. Ir taip nuo 49 metų iki pat 91. Kiekvieną dieną. Tai kiek reikia surinkti medžiagos, kai jinai būtų skaitoma, aktuali ir išsiuntinėti viską. Ir visus tos darbus atliko broliai pranciškonai. Kaip mes dabar Klaipėdoje, du broliai, kiek daug daro. Ne? Tikrai ačiū uždėmesi. Aš naudodamasis progą norėčiau kviesti dar taip greit nepabėgti, nes turime galimybę užduoti klausimą. Kasdien susirenkame taip visi krūvon, kur galime pasidalinti vieną su kitu savo mintimis. Ir galbūt kažkam iš čia sėdinčių kilo dar kokių minčių, pastebėjimų, arba gal norėtumėte apie kažką daugiau šiek tiek sužinoti, nes tam turime puikią galimybę. Jūs minėjote, kad tas dingo tos knygos, bet jis turėjo didžiulę biblioteką, aš nuotrauką, esu įdėjęs dabar, nusifotografavęs ten knygų šimtai, istorinių knygų. Ne, tai daug, bet Dingo tik tai mažytė dalis kažkokia. Nu, bet čia jo archyvai dingo, tai kai jis labai brangino. Jis buvo susijęs su Jurgiu Pabrėža. Taip. O šiaip aš nežinau, kiek tonų knygų parvežiau
į Lietuvą. Iš tikrųjų labai daug. Niekas jų nėra žiūrėjęs gal. Kokias Tonomis, iš tikrųjų tonomis. Aš tuomet prieš 30 metų buvau labai stiprus, tai jau visas tas, nes brolyje seno, jau suseno, jau, o knygos labai brangios ir enciklopediniai leidiniai. viskas išmetė, nu. Tai va, Kryžių kalno vienuolynas yra tiesiog turi didžiulę biblioteką. Klaipėdos mes, nes, reiškia, jūs ateikite, kad atvažiuokit, pas mus yra didžiulė biblioteka pranciškonų, bet vien tik tai pranciškonų autoriai. Filosofija, teologija, menas. O jeigu yra besidominčių dar ir Japonija, tai atskira biblioteka yra Japonų meno, kultūros biblioteka. Yra įspūdinga. Netgi Vilniaus universitetas, kaip buvo atvažiavę ten visi rytų specialistai, tarkim, tai nusilinkė, sako, mes tokios neturim. Tai kad mums knyga visą laiką, į bet kurio brolio celį įeisi, tai rasite knygas ir po stalu, ir po pagalvį, ir po lovą, visur daug knygų. Mes tikrai daug skaitom, daug laiko praleidžiame su knygomis. Viena paguoda, kad dar yra kas skaityti. Knygų tikrai turime labai daug. Labai. Ir man pavyko, reiškia, kai aš čia buvau Gvardijonų Kretingos vienuolyne, tai pavyko suskaitmeninti Aidų žurnalą. Įsiveskite, kad patirtumėt, koks aš stiprus. aidai.eu. Tai ir nuskanuoti yra visi Aidų numeriai nuo pirmo iki pat paskutinio. Tai įsivaizduokit, kiek ten darbo yra įdėta. Ir aš galvoju, kad tai yra didžiausias darbas, kurį brolis Benediktas atliko šiame gyvenime. Gerai. Fantastinis darbas. Ką? Nes aš turiu daug. Ir tiesą sakant, esu Jums labai dėkingas už šį darbą, nes būtent šį rytą, kai ruošdamasis šiam mūsų susibūrimui, visą rytą ir praleidau skaitydamas Aiduose publikuotą medžiagą apie brolį Viktorą Didžiūną.